Sveiki atvykę į naują Minecraft tarpinę versiją. Pagrindinė žvaigždė čia be abejo Nautilius. Nežinau, kas per gyvūnas, bet be galo smagus. Įprastai atrodo taip, tačiau duokite jam pusliažuvių ir tuomet galėsite uždėti mėgstamiausius šarvus ir žinoma balną. Dar pridėkim ietį į rankas ir turite tikrą vandens smūgį visiems jūsų priešams. Nors kaip arklys jis negali joti greičiau ar lėčiau, tačiau gali šokti į priekį, arba žinoma į viršų ir virš vandens. Dabar grįžkim prie ietės, arba kaip aš dabar vadinsiu, iešmo. Čia ypač tiem, kurie praeitam video prisikabino prie iečio, gerai? Taigi iešmas čia visai nebereikala, nes su antruoju kovos būdu jis tiesiog pamauna visus priešus ir jei turi arklį, gali makaluoti su juo kaip su kokia žoliapjove. Tik atsargiai, nes visur stūkso zombiai arkliai. Šie arkliai išsiskiria tuo, kad dega dienos šviesoje, tačiau prisijaukinus ir uždėjus šarvus puikiai atlieka savo funkcijas kaip ir paprasti arkliai. O jei pasijus prastai, keli raudoni grybai ir arklys vėl kaip naujas. Taigi, mes su avyte duodam 10 iš 10 ir kviečiam jūs išbandyti šią versiją su draugais Red Fox Cloud hostinge.